Manau, kad mes visi suprantame, kodėl šiais laikais reikia kuo greičiau susigrąžinti pinigus už parduotas prekes ir paslaugas. Su skolininkais, ir ypač kai jų yra daug, sunku dirbti be sistemos. Efektyviam skolų valdymui reikia, kad visa informacija atsispindėtų vienoje lentelėje. Kontaktiniai telefonai, skolos dydis, jos atsiradimo data, susitarimai su klientu, paskutinių pokalbių ir raginimų datos. Aktyviai raginant apmokėti skolas, jos neįsisenėja ir įmonei nereikia stabdyti pardavimų. Norime pristatyti Jums skolų valdymo programą Microsoft Excel lentelėje. Pasižiūrėkime, ką siūlo ir kaip veikia skolų valdymo programa. Pagrindinėje skolų valdymo sistemos knygutės lentelėje ataskaitoje pateikiama ši informacija: kliento kodas, pavadinimas, telefonas, kontaktinis asmuo, suplanuoto telefoninio skambučio ar kito veiksmo data, skolos struktūra pagal vėlavimą mėnesiais, vėliausio veiksmo su klientų data, stulpeliai su paskutinėmis šių veiksmų datomis, telefoninio pokalbio, suderinimo akto, raginimo, skolininko perdavimo skolų išieškojimo agentūrai, paskutinio įspėjimo arba raginimo, ieškinio išsiuntimo teismui, teismo sprendimo išsiuntimo antstoliui data. Skolininkai šioje lentelėje rūšiuojami bendros skolos mažėjimo tvarka. Daugiausia skolingi yra lentelės viršuje. Taip atkreipiamas dėmesys į svarbiausius skolininkus. Jei klientas buvo paragintas sumokėti skolą anksčiau nei prieš 2 savaites ir vis dar yra pradelstų sąskaitų, laikas raginti dar kartą. Kliento langelis nusidažo geltona spalva. Jei prieš savaitę skambinome klientui, kuris grįžti po atostogų turėtų šiandien, langelis užsidega geltonai. Laikas paskambinti ir paraginti. Norint dirbti su programa, mums reikia iš buhalterinės programos atspausdinti skolų ataskaitą į Excel lentelę ir įsikelti skolų informaciją. Toliau parodysime, kaip tai padaryti iš Rivile Gamma arba Balansas programų. Informacija apie klientus. Adresai, telefonai, vardai laikomi ir tvarkomi klientų lentelėje. Po raginimo išsiuntimo ar telefoninio pokalbio rezultatus užrašome į rezultatų fiksavimo lentelę. Lentelėje reikia užpildyti šiuos laukus: veiksmo atlikimo datą, kliento kodą ir pavadinimą, komentarus ir pastabas, jei pageidaujame. Pakartotinai įvedame datą veiksmo, kurį ką tik atlikome stulpelyje. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktiškai. Išbandykite programą dabar. Susigrąžinkite pinigus už parduotas prekes ir paslaugas greičiau ir efektyviau. Jei turite klausimų ar norite užsakyti programą, paskambinkite mums arba kreipkitės elektroniniu paštu.